Yra toks M6 ir yra toks M6. Šios žiemos winterbiteris 2 metus stovėjęs vardu Džošas. Tai pažiūrėsim, kas čia gero iš jo likę. Šiaip realiai pats dar nieko nežiūrėjau, tik tais saloną atsidariau. Turim neblogą komplektaciją, M-paką, M-kinius ratukus, M-važiuoklę, nu žodžiu, pagal VIN kodą. Čia, kaip matot, legendinis 3 litrų 135 kW žvėris paslėptas, nekurtas, neklibintas ilgą laiką. Tai pažiūrėsim, ar turim tepaliukų, bet čia dėl variklio mažiausios bėdos. Biški daugiau nei minimumas. Antifrizas. Kėbulas matęs gyvenimą. Dar žinau, kad ir kažkokių problemų su... Yra antifrizą. Nepilnas, bet yra. Kažkokių problemų su elektra buvo. Tai pabandysim pajungti elektrą, užkurti ją. Salonas. Irgi pas mane niekur nėra M-slankstuko. Aš šiaip kaip ir nemėgėjęs pirkti tokias nesąmonės, mokėti pinigus. Tai imkinis vairus toks irgi jau matęs gyvenimo. Juodas lubos turim, stoglangį, kuris neveikia. Turim cup holderius. Pas mane nėra, bet aš jau kažkaip irgi nemėgėję. Labai įdomu man visą laiką tyrinėti naujas mašinas. Ką turim bardačiokę, dokumentus, sąskaitas gal kažkokias ar kažką tokio, nes čia opa, auksas yra labai gerai, nes magas yra paprastas originalus. Irgi pelėsiuko visur. Tokia nedidelė realiai, tai nieko baisaus prasivalysim. Originalus kilimėlį yra, kas man labai patiko. Nes aš į savo M6 nusipirkau ten gal už 5 ar 6 eurų kilimėlius, nu bet gaidys vis tiek užsiraito tie kampai ir panašiai, o čia yra originalus. Tai sankaba yra, stabdis nekrenta kol kas. Šildomi krėslai, dar niekada neturėjau automobilio su šildomais krėslais, nes visą laiką parduodavau prieš žiemą, ką nupirkdavau su šildomom sėdynėm. Ne Harman Kardonas, bet Hi-Fi'us. Tai turėtų biškai geriau muziką grot. Padangos. Winterbiterigas yra labai svarbu. Nu, ne naujas, bet ir dar važiuos. Šiaip galia stabdžių diskai. Kanto kažkokio didelio nėra, tik tai sapradienos stovėjimo. Priekį realiai nauja. Zapaskė ir stipriausiai akumas. Kas čia per toks kūdikėlis? Labai mažas akumas. Pabandysiu įdėti iš mėlyno savo M6, jeigu jis kažkiek bus gyvas. Nu, įmėtėm kitą akumą. Nėra ZZ Changerio, kas yra gan keistas tokia komplektacija, bet vartomas sėdynės. Dar nulūžo kilpa. Tempiant ant ralo, nes iš Vilniaus pirkau šitą automobilį. Bet jo, tokių vat kasiekėlių visur turi nuo eksploatacijos, stovėjimų ir drusko lietuviškų. Pažiūrėsim, ar neužsidegs, ar nesupyks. Elektrą kažkokią turim. Pažiūrime, reaguoja raktas. Nereaguoja, aišku, tiek laiko prastovės, greičiausiai bus išsikrovęs. Galim pažiūrėti, ar turim salone gyvybės. Čia turim. Irgi nereaguoja šitą knopkę. Gal nepabėgs. Degimą turim, kažkas lyg ir zirzia. Eik, tu kaip vakar užgesinta. Dūmelio irgi nėra. Tai va, leisim jai prasidirbti ir varysim į garažą. Galia nukritus karščio apsauga vibruoja ir turim šiek tiek problemų su lempom. Klasiškai čia išpuvę tie kontaktai. Ir šičia galinės lempos kontaktai išpuvę, tai atjungiau tą lempą, kad ten nesugalvotų trumpint. Neveikia ir knopkė. Ir prieki ksenonai nedega. Tai ar blokeliai bus nukepę, ar kažkas reikės pasižiūrėti, nes čia ir drėgmė šitai lempai nemažai. Bet šiaip dirba, viskas tvarkoja. Mokėjau 800, tai realiai dėl nieko negaliu pykti, viskas čia yra visai normaliai. Šiaip reiks pasižiūrėti dar ar geometrija vaikšto, bet šiaip jokio dūmo visiškai, tik tas garsas toks biškai keistas, tai galimai bus pastrigus geometrija turbinos, tai dar tą pasitikrinsim. Nu ir raktus matyt. Pasikrovė, kol buvo užkurta, tai dabar veikia. Pakeičiau vienoj pusį kaladėlės, rankinį šiaip vaikštą, tai bandysim sutempti iš trosų, nes šiaip visai stabdo, nes kaladėlių mažai buvo, tai cilindriukai irgi gražų švaros. Apsukau ratą aplink garažą, tai visi stabdžiai byla, vadinasi visi stabdo, nėra ne vienas užkirmėjęs.
Na ir dar viena problema, kurią turim, tai degantis airbagas. Tai kai važinėjai, nieks kėdelė nedega, apart airbagą, tai jau šiek tiek užkniso. Todėl noriu išspręsti šitą problemą, o šitą problemą padės išspręsti šios dienos rėmėjas Karlė. Tai Karlė yra diagnostika, tokia vat mini diagnostika, kurią galima prijungti prie savo telefono ir nusiskaityti klaidas, vat, pavyzdžiui, savo BMW ar kitos markės automobilio. Tai Karlė iš tikrųjų naudoja jau labai seniai, nes turiu vat ir seną versiją šito Karlio. Tai iš tikrųjų, kai nusipirkau Kem6 prieš 8 metus kažkur ar tai 7, tai panašiai to laiko ir nusipirkau tą diagnostiką, tai labai patogu vežiojas tiesiog daiktadėžiai, kažkas atsitinka, prisijungi, prasižiūri klaidas, galima žiūrėti gyvus parametrus, taip pat galima koduoti tam tikras funkcijas. Na tai va, galima pasirinkti, kaip matot, begalės modelių, šiuo atveju mes turim BMW 3 serijos, 22 metų Kem6 dizelinį, tai va, pasirinkam savo modeliuką. Galima pasidaryti diagnostiką, nusiskaityti visas klaidas iš visų blokų arba koduoti tam tikrus blokus. Tai pradžioje nusiskaitom klaidas, kadangi turime airbago problemą. Na tai praktiškai nuskaitė visas klaidas ir rado 14 klaidų. Aišku, nereikia jas visas iš karto atsižvelgti, nes kai kurios gali būti tiesiog iš seniai užsilikusios klaidos, kurios jau neegzistuoja. Tai iš karto eikim prie reikalo pasitikrinti savo airbagus. Tai power supply čia tiesiog, nes buvo atjungtas akumuliatorius arba silpnas. Ir turim seat occupancy detector, tai vadinamos svarstyklės neveikiančias tinkamai. Smart mechanic available. Galime pasižiūrėti, ką čia rodo. Iš tikrųjų šitos funkcijos net pats nesu naudojęs. Na ir čia rodo dalykus, dėl ko galėjo būti atsiras šitą klaidą, bet manau, kad čia tikrai ne dėl variklio pagalbio jinai atsirado, kaip čia rašo. Na ir aišku, nusiskaičius klaidas jas galima visas ištrinti, nuskaityti iš naujo, užvedus automobilį, ten pravažiuoti šiek tiek, kad sugrįžtų visos tos klaidos, kurios yra realios. Tai va, kita funkcija, kurią atlieka šitą diagnostiką, iš esmės aš dėl to ją ir pirkau, kad būtų galima koduoti dalykus šitame automobilį. Ir turime, kaip matot, 2 modulius, kuriuos galim koduoti. Tai eikim tiesiog į šviesų bloką. Ir štai turim begalės funkcijų, kurias mes galim pakeisti. Tai galima įsijungti cornerius, kaip matot viršui, side markers. Tada galima pasidaryti, kad dvigubai mirksėtų avarinis signalas, jeigu kažkas nori dėl kažkokių priežasčių. Galime keisti, kiek laiko šviečia palydėk mane namo šviesos. Taip pat galima išjungti, tarkim, kad netikrintų voltažą ir nerodytų, kad nudegus lemputė yra. Jeigu, tarkim, įdedam ledinę lemputę, tai visą laiką rodo, kad bus nudegus. Funkcijos visos priklauso ir nuo automobilio, kurį, ta prasme, pasirenkat. Naujesnį BMW modeliai, prabangesnį, su daugiau kompų ir panašiai turės daugiau funkcijų. Jo, čia galima pasidaryti, kad mirksėtų posūkiai užrakinant, atrakinant automobilį, signalizacija, ta prasme, irgi keisti, ar kad veiktų, kad neveiktų, jeigu jinai yra instaliuota. Galima pasidaryti, kad nuo pultelio atidaryti, uždaryti langus, na ir panašiai. Yra daug iš tikrųjų funkcijų. Na ir ant šito automobilio, ko aš neparodysiu, tai DPF regeneraciją galima atlikti, taip pat atstatyti adaptacijas, power dėžės, DPF filtro, galima pririšti akumuliatorių, na ir iš tikrųjų visai nemažai tokių funkcijų. Tai aš rekomenduočiau tokią diagnostiką paprastam žmogui, kuris, tarkim, kad ir neremontuoja savo automobilio, bet prieš važiuodamas į servizą nori plius minus žinot, kokia klaida dega, ta prasme, kokia klaida yra išsaugota. Naujesnių BMW yra daugiau funkcijų, ant kitų markių automobilių, kiek žinau, yra palyginus su BMW žymiai mažiau funkcijų, bet tokią paprastą dalyką kaip diagnostika galit padaryti realiai bet kuriam automobiliui. Nu, čia biškai šviesos daugiau, tai pažiūrėsim, kaip ratukai atsiplaus. Visas šonas. Negesinu automobilio, nes sakė pardavėjas, kad būna nebeužsiveda po to, kai šiltas yra. Kažkas gliučina ten su siurbliuku ir panašiai, tai nerizikuosim tokioje vietoje. Taip, šiaip stabdžių diskai jau kažkiek prasivalę, bet dar nepilnai, jau dar reikia pavažinėti. Pirmą kartą matau, kad tai burbulai pūstus. What the hell? Ai, gal dėl to, kad salonė pečiukas įjungtas. Prikolas. Tai va, nuputėm ratukus, šiaip. Nu, va, toks Kem6. Šiaip šitas įdomiai kažkaip dyla. Ai, dar nepilnai visų paviršim. Tai prasukau čia ratukų tokių biškių plentų, tai pastabdžiau gan stipriai, tai va šitas diskas jau kaip ir prisitrynęs. Šiaip kėbulas atrodo visai neblogai, aišku, jis yra
pabraižytas, bet nupoliravus atsigautų. Lempų stiklai taip pat atsigavo. Šitas lempos korpusas buvo skilęs, tai su epoksidiniais klijais suklijavau. Bet šiaip, naktį, atrodo visai neblogai. Čia diskai irgi dar ne visai prisitrynė. O taip, prieš technikinę tokius visokius pasidažinėsim paviršutiniškai. Ir viskas. Nu, Biterenzui techas pravarytas, bet yra kita problema. Kad čia dabar kaip šovė lietaus normaliai, tai visur pradėjo šlapt salonas. Ir pagalvojau, kad realiai per lubas pradėjo, nu, aš ne per lubas, per stoglangio latakos. Čia nežinau, ar jis parodė dabar taip. Na, bet žiūrėk, yra vienas dreinas toj pusėj ir galia po vieną. Šiaip galas išsidreinino, va ten, kur ta pelka buferė, ten kažkur apačioj, o priekis ten prie slenkščio, kaip ir pradžios išsidreinino. Tai čia viskas tvarkoj. Tada buvo problema, kad žiūriu, čia kažkaip irgi, nu, ta prasme, šlapia, nuo šitos vietos šlapia viskas. Žiūriu, kad palygumą lyg ir čia bėga. Tai čia, už šito Shadowline, tokia kaip ir juostelė, vat guminė dedas. Tai ta juostelė buvo atkibus ir priverta tiesiog sudarim. Tai čia kaip ir viskas dėl to tvarkoja. Dar kas būna dažnai su dreinais, tai aišku, vienas dalykas, jie užsikiša arba būna nusimauna. Va čia vat yra drenažo tas vamsdelis. Bet čia vat viskas tvarkoja, čia biškai ir stogą prasirdžiau, nu, bet čia greitai taip. Bet esminė problema yra, vat per duris visur bėga, realiai visas apšifkės nusėmiau. Nes jeigu šito durkio apsauga poralonas yra atkibęs apačioje kažkur, tai per jį visą laiką varys vanduo į saloną, va ten į grindų. Tai čia atkibęs, čia iš viso plėvesuoja, ten tokia pat situacija ir gali nuo tų durelių tik tais kampukas. Tai nusėmus apšifkę, labai puikiai matos, kad šitą vietą yra šlapia. Nu, o šitą vietą šlapt neturi. Čia vat irgi labai puikiai matos, kad drėgna. O šitos vietos turi nešlapt, bet jo šlampa, nes atsilupa tas poralonas, arba būna keičia reguliatorių lango ar kažką ir jo nepriklijuoja. Tai čia ne tik tai Skem6, apskritai daugumai automobilių, kurie turi tą poraloną, kituri ten sukas tokia kaip plokštė, tai va dabar ir paliksiu čia per naktį, kad apjūtų viskas, nes aš įtingiu valyti per daug kažką. Ir su butilo juosta, tokia pat juosta kaip čia, vat, kad yra, čia man atsinidlupta kažkada buvo priklijuota, nu ir žodžiu. Va tai va priklijavo, laikys, sako, ir čia atkimbo, karočią, nu, bet kokio pirstelėjimo. Tai va realiai visur grindys yra. Čia drėgnos. Tai va tokią juostą naudoju, tiesiog butilo juostą, čia šios jau nemažai sunaudojęs. Yra pirkti įvairių storijų, įvairių kiekių. Ir va prisikliuoja visas dugnas, kaip ir priklauso. Niekas nebeatsilupa. Dar čia biškai paspaudinėsiu, tai va jau visas apšifkės prasėjau. Tiksliau visas tas dulkių apsaugas. Ir dabar galėsim mest apšifkės. Tai va apšifkės irgi turi tokius guminius tarpinėlės guminės. Tai reikia sumest, nes per jas irgi gali bėgti per šitos klipsus. Aišku, čia per to šoninius gal nelabai bėgs, tai tiesiog sumesiu tarpinėlės į apatinius klipsus su tarpinėlėm į apatinius klipsus pagrindę, kad nebėgtų ir ką žinau, turėtų būti gerai, turėtų nebeleisti vandens. Nes ko dabar tai salonas visur, kad čia visi gilimai sušlapo per tas liūtis, tad nieko gero, reikia sutvarkyti, taip ilgai nepavažinės, visas uždrasuojas. Šitas važiuoja be problemų, dabar yra toksai, kuris nevažiuoja. Buvo atitemptas ką tik. 2 litrai sulčių pakelis su nuardytų varikliu ir aišku nuimtų salono šituo plastiku. Tai per šitas gratelės viskas aišku bėga į variklę. Bet kokiu atveju pirmam antram cilindrė berods. Kažkuriuose nėra kompresijos dviejose. Tai žiūrėsim, kas per problemą, ar išeis tą patį kažkaip sutvarkyti ant galvos tarpinę ar galvutę pakeitus. Ar reikės įmest kitą sulčių pakelį, bet kaip mat pas mane jau sniega netgi iškrito, tai stotelė pati nenusineš, kaip sakoma. Tai vat 5 bėgiai, Androidas, kita 5 panikė, Rekaro salonas nešildomas, čia biškai detalių yra. Pažiūrėsim, ar iššaus kažką iš variklio, ar ne. Tai šiaip kaip skamba. Bent jau starterį sukant, jeigu jis iš vis suksis. Šiaip degimas įsijungia. Pagalvosiu dar
reikia žvakę susirasti, sukti, jeigu nori užkurt. O, gal. Parvažiuoja. Ir tada būtų gerai išsisukti filtrą, jeigu nėra drožlių, ką žinau, kelt galvą ir viskas. Ir nėra čia prasmės simtą motorą, nes čia kaime nieko neturiu realiai dabar pakeisti varikliui. Tai man paprašiau tiesiog galvutę sutvarkyti. Pasiskolinau galvutę, išsisukau filtrą. Tuo sužinosim verdiktą, ar čia verta kažką daryti tam varikliui, ar čia jau jam visiškai ragai. Čia nelabai kas matas, bet reikia skuduriuką kažkokį pasimti. Na, tai filtrą drožlių jokių nėra, geras ženklas. Pamiršau dar pajungti purkštukus. Pabandysim užkurt, pažiūrėsim, kas daro su to varikliu, kur ta kompresija dingsta ir vienos žvakės neradau. Tai bet šitame cilindre kaip ir nėra kompresijos, tai nėra skirtumo, galim jos ir nesukt. Pažiūrėsim, gal pučia per alsuoklį, ta prasme, per žiedus, kokius gal stumas kiauras. Tai aš kažkaip įsivaizduoju, kad čia bus su cilindrų galvutės tarpikliu kokiu, arba pati galvutė jau gal pradegus tarp cilindrų, jeigu ten ilgai buvo ta tarpinė pradegus. Pakeičiau biškį vieną cilindro žvakę. Nu, bandyk. Tai va, situacija tokia, užkurt nepavyko, bet atrodo, kad ir karterinės slėgis šiek tiek duoda, bet ir pavyzdžiui, papūtus oro į pirmą žvakę skylę, pirmą cilindrą, oras eina ir per antro cilindro žvakę, tai vadinas galvutės tarpinė, arba pati galvutė jau irgi bus pradegus, nu tarpinė irgi automatiškai, bet tarkim, palyginus pirmą cilindrą kaip pučiu, nežinau, ar matas, bet nori kelt tą popierių. Ok, ir tvirtas veikiausias cilindras, tai jisai visiškai nejudina to popieriuko. Tai vat, nežinau, galimai ir cilindras bus pradegęs, bet kad tarpinė pradegus, tai 100% tarp pirmo ir antro, nes pirmam antram nėra kompresijos. Prasukau be žvakių, tai labai akivaizdžiai net piršto uždėjus nieko jis ten nepučia. Nu, kelias valandėlės praėjo, pasikankinom šiek tiek, nes visokių random virštų primėtyta. Šiaip, man atrodo, galvutės tarpinė jau buvo keista kažkada, nes yra Victor Reins, kaip matot. Ir turim va tokį reikalą. Tarp pirmo antro cilindro tarpinis nebėra. Pats blokas lyg ir nesugadinta, šiaip cilindrai, aišku, čia tokie švarus, nes nusiplovė su vandeniu iš šito reikalo. Jo, bet pats blokas nepažeistas, stumoklius į apačią paspaudžiu, tai ne vienas nenusileido į įdėklą lyg ir neprasukti. Dar paskui prasisuksiu variklį ir kai stumoklis pradės leisti žemyn, nustosiu sukti variklį ir su pirštu paspausiu. Ir jeigu stumoklis paeis žemyn, nu vadinas pizdėts, karočią, įdėklam ir mes lauk šitą nesąmonę. Bet jo, tokią tarpinę aš esu matęs, man čia nieko naujo. Bet aš jums parodysiu galvutę. Pažiūrėkit, kaip galvutė išvalgyta. Tipo, bro, you crazy. Čiuvas kiaurai prasivalgė iki, nežinau, ten aušinimo. Gal ten aušinimo kanalas? Jo, ten bus jau čia aušinimo kanalas. That's crazy. Va taip nesu matęs šitą galvutę, norėčiau įsirėminti jaučiu kažkur. Tai va, reikės tik tais kitos galvutės. Aišku, čia kitiem būtų paprašiau kitą variklį dėti, bet aš sakau, kaime esu čia tingiu vežtis visus įrankius, man po kelias valandas nuimta galvutę, kitą užmesti ir viskas. Tai čia viską ant žemės, belia kaip neandertiolas kaimietis išsimėtęs, bet čia tokie mašinai. Viskas ledas. Aišku, čia išsiplaus paskui viskas, tos detalės prieš dedant. Tai va, matos, šitie du cilindrai dirbo juoduliai, šitie nedirbo balti. Tai juodi dirba, balti nedirba. Taip ir atrodo, visą laiką galite pagal tai matyti, ar antifrizą valgė ar ne, kuris cilindras. Nu, šiek tiek daugiau painspektinus. Nemanau, kad šitas variklis dar važiuos, nes, va, tarkim, dabar pasuksiu variklį ir pirmas ir ketvirtas stumoklį pavažiuoja žemyn. Spaudžiam ketvirtą stumoklį. Jokio garso, dabar spaudžiam pirmą. Ta prasme, pavažiuoja truputį žemyn stumoklis, kai jį paspaudžiu. Vadinas, galimai yra prasuktas įdėklas. Tokiu atveju tikrai neverta remontuoti. Ir jau užkūrus bus tuk, geniukas vidus.
Nu, va, ištraukėm ir išardėm tą variklį. Turim jau kitą šrotinę. Tai kaip ir kalbėjau, šitaip neturėtų darytas. Tai aukštyn žemyn kilnuojant. Girdis kaip jis įkliba. Nu, šitas. Standžiai, tai bus prasuktas. Tuoj atsuksim kaklą, pažiūrėsim kaip atrodo. Nu, atsukom kaklus, o šiaip tą variklį ardau nei metalo metu vien dėl to, nes žmogui reikia bloko, dugninės reikėjo kažkam, tai čia jau pusė jo prasidavė. Na ir šiaip patinka pakolekcionuoti varžtų, nežinosi kada prireiks. Ir pasilikt, kas yra gera iš to variklio, nes kartais prasireikia, ar tai parsiduoda, kartais tai. O, kaip atrodo. Įdeklas, kurio čia nėra realiai. Gabaliukas iškrito. O kita dalis, va, čia va, susisukęs jisai viens ant kito. Gali sukti atskirai. Tai prasme, čia jau šrotas. Iki vario. Kitas gabaliukas. Ir iki vario prasuktas, tai nelabai gražiai. Tai va, šitam švaistikliui ragai. Na, o kiti, tarkim, šitas. Įdeglas pabėgo. Kaip atrodo jisai. Nu, šitas dar gražus. Neįdomi, kodėl būtent tą pirmą prasuko. Aišku, mano ta pirštinė nelabai švari, bet šiaip įdeglas gražus. Kaip švaistiklinis atrodo. Tapsime virštinis. Irgi lyg ir gražus, tai įdomiai. O toksai failer pontas dar vienas. Aišku, šitam variklio ir taip ragai, nes galva išdegus. Bet jau, va, pabaigiu ardyti. Tiek čia beliko realiai alkūnį ištraukti ir viskas. Na, motoras įdėtas, automobilis traukia. Belė kaip gerai, realiai eina taip pat kaip tas 3 litrų, realiai nečiapotas 135. Bet belė kaip dūmina. Melsvai, kažkaip balkšvai, nelabai eina suprasti, nes laukia tamsu. Tiesiog nėra kada patestuoti dienos metu, nes dirbu. O dabar jau vakarai tamsus, tai tokį pasidariau diagnostiką šiek tiek. Aišku, čia viskas išardyta, turbina išimta, nes, kaip ir supranta, turbūt kandidatas būtų pakeistas. Tai pirmiausia, nusimoviau šitą alsoklę vamzdę ir pažiūrėjau, tiksliau, nusimoviau, apskritai nusimoviau visą šitą vamzdį, paėmimo oro. Galima, aišku, ir šitą nuimti ir žiūrėti iš čia, ar nebėga alyva, kai, tarkim, duodi daug gazo. Nes jeigu ten bėga alyva, tada yra tikimybė, kad, aišku, žiedai yra prasti kompresiniai. Arba kažkur vožtuvo dangtelio tarpinė nesandari, arba šičia alsoklis užsikišęs ar panašiai kažkas tokio ir dėl to varo lauk alyvą per alsoklį. Bet pravažiavus, beligia kartų, kaip matot, nieko nėra, sausa ten vidui. Tai tada nusimoviau šitą žarną, bus paipo, ir čia vidui buvo realiai gan daug alyvos ir ten buvo daug alyvos. Tai va toliau pragazavus, aišku, čia viskas apibėgo iš jos. Ir kiek gazuoja, tiek čia pastoviai eina alyva. Ten, aišku, galiausiai kažkaip išsivalė kažkiek tas variklis, pravažiavau šiek tiek su atjungtų turbokompresorium ir tas dūmingumas kaip ir dingo, atrodo. Aišku, vis tiek dūmina juodai dabar, nes turbina buvo atjungta. Bet jo, nusiemu šitą vamzdį irgi čia alyvos buvo gan nemažai, čia išimant tą turbiną, kol kas kaip ir nusivalė tą alyvą. Šiaip dar žiauriai karšta tebėra jinai. Nes čia gal per kokį 20 minučių išėmiau žiauriai, ta prasme, paprastai išsėmė. Jo, tai šiaip to išilginio klibėjimo kažkokio labai didelio nejaučiu, gal labai minimalus, bet turbūt tiek užtenka, nes šis kautų turbina tokia maža, aš ten pirštų negaliu įkišti, kad ją paimti. Aišku, iš šonus jinai turi kažkiek klibėti, nes čia nėra guolinė turbina, o ant įvorio jinai, ta prasme, sukasta svelinas. Pas mane dizelė yra jau ten guolinė, tai jinai iš šonus kaip ir neturi turėti laisvumo, o šitą turi turėti, nes tas laisvumas dingsta, kai gauna alyvos slėgio, o išilginio turėtų iš vis nebūt. Nu, vėl prieš tos šiukšlės, nes dar reikia pakeisti starterį, kadangi čia geras, čia blogas, užstrigo šitą nesąmonę, kaip matot, čia dantračiai išlindę, o šį čia sulindė, tai nebeatmeta to bendekso ir pastoviai sukas starteris ir, žodžiu, pastoviai būna užsifiksavęs ant smagračio, kaip matot, pasikelia, bet neatšoka iki galo. Ir belė koks baisus garsas yra dėl to, nes kai įjungi raktelį ir sukai starterį, šitas dantratis iššoka iki čia ir kai atleidai, jisai grįžta atgal. Tas turėtų būti toksai spiroklins, šiandien negaliu jo paimti iš tikrųjų dabar,
Bet jis spirukliuoja grįžta atgal, o šitas šiukšlinėlis, neatsimenu, kada tokią šiukšlę esu turėjęs kaip šitas gaidys, bet surinksim kažkada turbūt, labai nervina, bet ne. Vėl garažė, vėl BMW, vėl KM6, tik šį kartą kompaktas, tai va dar kompaktą nesu gyvenime turėjęs, vairavęs esu, smagus daiktas, eilinė diena ofise, užkalęs motoras, šiaip labai tvarkingas kompaktas, visiškai neturi jokių rodžių ant kėbulo, nei ant dugno, nei ant šiaip kėbulo detalių, kaip sparnai, durys ir panašiai. Čia irgi viskas matos ganėtinai švaru, tvarkinga, ta prasme vien laidai kaip atrodo, tai matos, kad jisai nėra daug važiavęs ir jo rida yra tik tais 200 keli tūkstančiai gal. Komplektacijos nieko įspūdingo, purvinokas salonas, šiaip 3 mėnesius kažkur stovėjęs. Sport vairiukas be multifunkcijos, bet multifunkcinius visus tos nesąmonės pridėjo, originalus kilimėliai, gale ten daug detalių sudėta, tai išsitrauksim ir bandysim pasikeisti varikliuką ir žiūrėti, kaip jisai lekia. Tai turi, aišku, tokių pabraižymų visokių, X kažkokių neaiškių prižymėtų, bet iš esmės tvarkingas, visokie, čia net nežinau, kas čia varinio sustojimo, trikampis. Irgi komplektėlis visas yra, viskas tvarkingai, gražiai, tai dar atsijungsim akumą, nes jis jau realiai miręs yra, užmesim pakraut. Ir po truputį lapsim variklį, kitas variklis kaip ir suderintas, turėtų čia neužilgo man jį kaip ir paruošti, tai nuvarysiu tą pasimsiu. Ir jo, šiaip visus kėbulas labai gražus, nieko jokių rodžių nieko nėra, paskui kai būsiu po apačiu galėsiu dar parodyti. Tai va, toks neblogas kompaktėlis, metai laiko Lietuvoje, o šiaip iš Vokietijos grįžęs. Tai vat, bandysim prikelt. Čia varžtai lyg ir sakė, turėtų būti visi. Jei nebus kažką rasim, bet iš esmės turėtų būti visai neblogas daiktas. Tai vat, kas prijaučia šitiem dalykam, supras, kad čia turbūt vienas iš tokių rimtesnių kompaktų, nes 2 litrai dizelį 110 kW, o pats galingiausias variantas koks buvo, tai 2.5 benzinas 100 km. Tai su didesniu varikliu kaip ir nebebuvo, jau daugiau negu 2.5. Tai bandysim sutvarkyti, žiūrėsim kaip lekia. Nu va, ir esam apačioj. Tai va, kaip dugnas atrodo kompaktėlio. Tai dar plastikas yra uždėtas, kur ne ant kiekvieno KM6 pamatysi. Tai turiu abiejų pusių šitos plastikus, iš tikrųjų dizelį pasidėjęs arba kupai. Tai va, pagal viską čia irgi lyg ir turėtų būti šitoj pusėj. Plastikiukas toks, retesnis dalykas. Aišku, važiuoklė turi tos pavirštinės tokios korozijos, čia viskas normaliai, bet vat net vamsdelė viskas originaliai likę. Čia kažkas irgi kažkada matas yra sukinėję tiltą, kažką darė, gal keitė įvarės, nes šiaip įvarės atrodo visos tvarkingos. Tai visas dugnas gražus, visi slenkščiai, viskas savo vietose kaip ir priklauso. Dar ganėtinai garsiai burzgė šitas siurbliukas, bet čia vat nusėmiau, žiūriu, kad jisai čia, ta prasme, gal ir originalus, nes tebėra šitie užspaudžiami tokie kaip originalus. Reiks pasižiūrėti vėliau, kokio jisai čia brando, bet rašo, kad Germany, o kas pagamino, ką čia nežiūriu, čia dabar normaliai. Dėžė visą sausą, variklis irgi sausas, čia buvo alyvos lygio tą motoklę, jisai ištraukęs netyčia, tai kažkiek aišku apibėgo, bet šiaip viskas sausa, aišku, nelabai kažką keičia, nes jį reikia plauk. Priekinės svirtas, matos naujos, taipogi turim gale svirtės poliuretaną įvarėse. Na, o čia visur kitur viskas kaip ir, jo, čia visur realiai sauso, gražu, jokių apsitepalavimų, nieko nėra baisaus, tai dabar ką padarysim, išsileisim aišku antifrizą, išsimsim čia tas žarnas visas, čia nusimečiau ir dugno apsaugos, čia viskas buvo, tai apsiardžiau, kad atsijungtų šitą laidą ir trauksim motorą kartu su visą dėžę, tai jo, šitą gumą, geros dar būklės irgi. Sakė, lyg pakabinamas, biškai kažkokių garsų skleidžia, tai pasižiūrėsim tą, dislintuvą atsisukti viską ir, ką žinau, nieko čia daug nėra, ardyti ir tiek. Smagu dirbti prie tokių automobilių, kur dar lietuviai nėra labai prisilietę, nesakau, kad visur blogai daro, bet tikrai būna visokių prichaltūrintų dalykų, samarėzų ir viso kito, ko dažniausiai ten iš Vokietijos grįžusiam automobilį ar panašiai nerasi, bet vis tiek būna tokių dalykų, pavyzdžiui, variklio pagalvė neįstatyta visiškai vieta, čia vat, irgi matos, kaip turėtų jinai eiti, vat, ta linija tiesiai.
lygiai grečiai realiai su šitą vietą ir ten tas bubukas turėtų įkristi savo vietą, tai vat, aišku, mažai problemų, čia atsisuksim tą pagalbę, kad išimtų motorą, bet reikės pataisyti, kažkas kažkada keitė ir kažko nedadarė iki galo, tai vat. O toliau lupam, tai vat, taip nereikėtų uždėti alsuoklio, tai kažkas tiesiog prispaudė ir pusę visko į lauką. Valandėlį neskubant ir motoras jau po truputį lenda lauktis, tuo balansyru viskas pretelpa, nerdant priekį, nenuimant net dėžės, ten ir dėžė, ir katalizatorius su, ta prasme, visu to vamzdžiu tebėra. Tai ką, po biškį traukiam, viskas atjungta, laidynas atjungtas, minusas, kondiškė, žarnos, pagalvės, kardanas, degalų žarnos, duslintuvas, pavarų svirtis ir realiai plius minus čia kaip ir viskas yra. Na ir dėžė, aišku, ir gali luplauk. Nu va ir taip lengvai turim motorą jau ištrauktą. Tai vėliau išsiardysim jį, pasižiūrėsim, kas ten jam iš tikrųjų nutiko, nes jį bandant užkurt, girdės, kad ir trūksta kompresijos, aišku, jis stovėjo apie 3 mėnesius nejudintas, tai galėjo ten hidrokompensatoriai išsileisti ir panašiai, bet kad ir kiek sukau starterius, jis tos kompresijos kaip ir negavo. Na, tai prieš pirkdamas aš jau pasitikrinau. Ir per kažkurį tai runnerį spjaudė kaip alyva juodulius kažkokius, tai jis buvo be šito oro filtro salonui, tai per šitas grutelės ant paskutinių cilindrų visą laiką lyjo realiai. Buvo skudras užmestas, bet vis tiek gavo drėgmės. Čia matot rudelį, tai spėju, kad šitie 2 purkštukai ten jau liks visam laikui galimai. Nu, neliks, nes reiks išardyti, tai kažkokiais būdais reiks jūs ištraukti. Bet jo, tai va, įdomu, kas jam nutiko. Nes šiaip nėra daug bėgęs ir, nu, tikrai nepasakyčiau, kad ten rydą sukta ar kažkas, nes vizualiai, jis atrodo ganėtinai normaliai. Čia tik tais antifrizas bėga. Ir jo, tai dabar ką apsirinksiu čia visus tos vakuumus ir panašiai nuo jo ir galėsim po truputį pradėti jį ardytis, dėžę nusimest, downpipe, tą visą katalizatorių ir ieškot, kas čia nutiko. Dar šiek tiek tą motorą, kadangi apačioj nieko kaip ir neradau, nekliba jokie švaistikliai, įdėklai neprisukti, tenai nuo galvutė ir va toks pirmas cilindras, tai gal iš čia kažką įsikrito pas jį, dėl to taip susiplakė, dėl to ir aliuminio tokių drožlių buvo alyvai. Tai va šitaip atrodo ir va šitaip atrodo. Tai va matomai vožtuvai bus linkę irgi. Nes čia va lygiai stovi, šį čia nelygiai stovi, šitas karočiai, čia visi sulankstyti ant šitos vietos. Tai galvutė panašu buvo irgi keista tarpinė, nes matos va tokios įbrėžimai tokie, kaip šveista jinai, kad būtų buvus ir panašiai. Ir 3 taškiukai, kas yra storiausia galvutės tarpinė remontinė. Šiaip pagalvojau, gal žinai, ten degimas koks įprastai sudėtas buvo, nedaverštas ir per laiką atsisuko, pasileido degimas ir dėl to nulankstė vožtas po to dingo kompresija, bet nepaaiškintų drožlių tada. Tai va, žodžiu, prasiardžiau ir kažkas prikrito į pirmą cilindrą, taip nevaikiškai sakyčiau. Tai va, šiaip atrodo, kad čia gan šviežiai buvo viskas keista, nes tarpinė tokia, nu nežinau, tiesiog matos, kad šviežia tarpinė. Nematau kokio brendo tik tais. Ai, va šį čia lyg ir matos. Skuduriuku toj pavalysim. Man atrodo L-ringas tarpinėlė. Jo, L-ringo tarpinėlė. Tai, vat, tokie reikaliukai. Žvakį negavo, bet galvutė realiai irgi kaip ragai. Aišku, čia apsidaužė toj vietoj, kur nesisandarina, tai čia dėl to kaip ir nušlifuoti ją, pakeisti vožtuvus ir būtų viskas tvarkoj. Gal greipenčiasis dar reikėtų pakeisti. Bet šitam varikliui neverta, nes tos galvutės kaip ir nieko nekainuoja. Tai greičiausiai šitą iškeliausi metalą. Dalis visokas nusirinks, kažkur pasinaudos. Ir jo, tai va dar prasisuksiu variklį, pasižiūrėsiu, ar gilzės veikia. Tai jeigu gilzės veikia, blokai irgi pasidėsiu, nes jau realiai 2 blokus esu tokius pardavęs. Tai karts nuo karto kažkam prireikia. Tai kadangi vietos turiu, kodėl gynės, stumoklius irgi pasidėsiu. Nors jau greičiausiai nereikės niekam. Ir jo, pabiškai išsardysim ir va jau turim kitą motoriuką. Irgi atrodo labai purvinas, tai nusiplausim, nusivalysim, pakeisim pagrindinės tarpinės, dugninės, dangtelio. Tiksliau, aš patį dangtelį uždėsiu šitą, nes mažiau bėgęs. Tai ir tas plastikas bus mažiau sukietėjęs, bet jo, tai va tokie reikaliukai, pabiškai ardumės ir žiūrim, ką gero dar. Tiek aprinkom jau ir motorą, apsiploviau šiek tiek, neploviau šioje daliai,
pakeitėm vakuumo siurblio tarpinėlę, dangtelį permetėm kitą nuo motoro, taip pat uždėjau naują tarpinę, purkštukų paveržlės naujos, tada dugninės tarpiniukai irgi užmetėm naują, čia gal nelabai dabar matos, kad auksinis. O toliau, tai čia niekur nelykino, nieko ir neardėm. Naują filtrą įsidėjau ir kaip ir viskas apsiploviau, užsimečiau visus agregatus, užsimečiau visą laidyną realiai, viskas jau pajungta. Teoriškai, jeigu būtų automobilis kėbulė, tai reikėtų pajungti minusą į kėbulą, 2 vamzdelius degalų ir šitas fiškės pasijungti ir viskas ir turėtų užsikurti. Tai dabar ką darysim, pasiimsim motorą nuo stendo ir reikia pakeisti guoliuką ten, kur pirminis pavarų dėžės tas velinas statos, nes kažkoks ten išdėlės yra klibantis. Ir galėsim dėti sankabą, dėžę ir, ką žinau, realiai kišti vidų motorą. Tai vat, tai motorius įmestas, užmečiau diržą, nes pagal viską negalima be diržo užkūrinėti. Dėl to balansyro, paskui pajungiau visą žarnas, supylėm alyvą, vairo stiprintuvas skysčio dapylėm ir realiai daugiau nieko, dėžė pajungta, sankaba pajungta, pavarų svištis pajungta, kardanas nieks nepajungta, realiai vandens nieko nėra, tai pabandysim tiesiog užkurt, pažiūrėti, ar nieks nebėga ir tada surinkinėt toliau. Tikiuosi, akumuliatorius kažkiek pasikrovė. Pasirbė turbūt ne frasą. Na, pajungiau dar aušinimo sistemą. Gal bus pasikrovęs pakankamai akumuliatorius, kad užsikurtų. Nu va, dirba. Be duslintuvo, be nieko, bet užsikūrė. Kompaktėlis važiuoja, vakar prasitestavau, kaip matot, nuvažiuoju 30 km. Tai viskas kaip ir neblogai. Apart to, kad nuo 2,5 tūkstančių apsukų atsiranda toks kaip purkštuko kalenimo, toks kaip seno dizelio garsas. Kas žino, tai žino, supras, manau. Tai dabar bandysiu prasivažiuoti, pasižiūrėti, kodėl taip atsitinka, ar turbina perpučia, ar čia dėl purkštuko to, kur pirmam cilindre buvo, nes patį purkštuką vizualiai pasižiūrėjau, neatrodė ten tas angelis pažeistas, kad būtų jį ten atsidaužę kažkokie metalai ir kažkas tokio. Korekcijas kaip ir neblogos, na bent jau ant šalto variklio, šiaip reikia ant šilto žiūrėti, kurias gerai nedūmina, tai bandysim prasivažiuoti, pasižiūrėsiu su diagnostika, kiek pučia turbina ir jo, nes čia prieš tai ir tiesus išmetimas buvo uždėtas ir neaišku, jis čia čipuotas, nečipuotas, kas čia jam pridaryta, tai gal tiesiog programą lieva kažkokia rašyta ir nieko, bandysim ieškoti galų, kas čia negerai. Na, jau buvau pasiruošęs čia viską lūpt, nusiėmiau tą plastiką, jau salono filtrą ždėjau jums žemyn ir tada išsitraukiau čia tą daviklį ir pirmą purkštuką ištraukti nenuėmus į siurbimo kolektoriaus. Tai visgi turim 131 kodo purkštukus, čia jau yra senas, dar karštas. Ir turiu kitą pabandymą, įmesim ir viskas. Ir toks easy fiksas. O jeigu ne purkštukas, tada turbūt lieka turbina. Gal koks valdymas persivertas ar kažkas tokio. Ir nevažiuoja, tai tada teks uždėti kitą. Nuo senojo variklio. Nes čia yra turbina kartu pirkau su iš to variklio. Na tai va tokia situacija. Purkštuko keitimas nieko visiškai nepakeitė. Ir atleidus, ta prasme, išminus sankabą po to, kai pradeda ten įsikalentas variklis, tiesiog pakibo vožtuvai. Tai įmetėm kitą turbiną, ką tik. Nieko nefilmavau, nes dabar jau greit pakeičiau, ganėtinai vėlus vakaras yra, tai įmetėm greitai kitą turbiną ir dabar bandysiu prasilėkti su tokiu grinai minimaliai surinktų, kad būtų būstas ir panašiai. Ir žiūrėsiu, jeigu susitvarkė, aфиgenai, jeigu ne, tai ne. O turbiną įdėjau nuo šito variklio tą, kurį ir turėjo būti. Tai va, tikėkimės nemirus. Oras laukia va toks. Tai bus geras tas drivas. Na, išvažiavau pravažiuoti ir spėkit, ar susitvarkė kažkas pakeitus turbiną. Ogi, nė velnio nesusitvarkė.
Ir žinot, kame buvo problema? 2 vakuumo žarnelės sumaišytos, kurių aš net neliečiau. Kosmosas, paprasčiausias dalykas, bet kai karočią esi susinervinęs ir pradedi viską keisti iš eilės, aišku gerai, kad mandalių nereikėjo pirkti, nes aš viską turėjau, bet tiek darbo įdėjau, realiai kokias 2 valandas, ką tik praradau, 2-3 valandas kažkur. Nu, bet ką padarysi, visko būna, visko reikia. Bet nieko, kažkaip grįžti iki garažo, pastatau ir viskas. Čia garsų visokių, nes nėra plastikų visų. Panašu sutvarkiau, nes nebekimba vožtuvai, viskas tvarkoja.